Labą rytą visiems. Šiandien turim varžybų dieną. Yra sekmadienis. Kolegos, draugai, mechanikai, inžinieriai dar kitaip sutvarkė automobilį. Aišku, pabaigė gal 2 nakties, 2:30. Bet tikiuosi, kad viskas bus gerai ir galima bus šiandien pušint maksimum. Ir tikiuosi, kad daugiau tokių problemų nebebus kaip vakar dienojas, nes kažkaip tai visokeriopą išvargina. Tai va, to šiaip tai ką tik iš briefingo, kaip ir labai per daug nieko naujo. Greičiausiai top 32 turėsim lietų per visus top 32, o po to ant top 16 turėtų nebelyti ir išdžiūti. Tai šiaip turėtų būti įdomu. Žiūrėsim, kaip kas susitvarkys ant lietaus ir bandysim patys susitvarkyti. Taip kad lėksim dar pabandyti keletą ranų įvažiuoti treniruočių ir lauksim top 32. Nenutaškė akmenim? Ne. Nu, bet atidirbai? Nu, biškai vidum, bet per daug, nes reikia mažintis kampą ir bandyti išorę išbūti, nes jisai šitą su mažiau sukibimo jam lengviau į išorę įsimei, žinai. Nu, va, krapnuot pradeda. Trasa sausa? Jo, rūksta, dūmai. Slidu? Taip įdomiai, karočią, gavosi, pasistačiau, paleido, tada sukybo. Okei, dabar galvoju, kokį slėgį padangose daryti. Ant šlapečių darom vieną kokį, vieną. O ne 2 viršaus? Tai darom 1, 2 ir viskas. Viduriuką.
Sugrūdau Rorytę. Na, bet stopo vis tiek to neišmušiai. Jisai amžinas. Šitas gyvena ilgai. Tai aš jį, jeigu ką paėmiau iš lentynos jau nubrozdintą. Nuvaliau su šito neprastu ir įdėjau. Jei paskaitau treniruotę, manau, viskas gerai. Jo, treniruotę aš irgi užskaitau. Dabar irgi toks, žinai, pasistačiau. Puk, paleido, žinai, galvoju, oi, kaip aišku, žinai, išminiau sankavą, oi, jaučiu kimbą, perspiriau. Tai toks ir gavosi biškiai, nu matai, kad išėjau ir įėjau. Jo. Na, bet svarbu buvo, žinai, išgyventi, o ne prisidirbti kažko paskutinio važiavimo. Po treniruočių, sakyčiau, šį kartą pagaliau iš 2 dienų gavosi gerai, taip kaip pagal planą. Važiavom non-stop, mašina veikia gerai. Biški buvo tokios tricky condition sąlygos, nes visą laiką krapnojo jo, tai visą laiką reikėjo informuoti, kas vyksta trasoje. Ir ties paskutiniu važiavimu visai pradėjo stipriau lyt, tai Benui sakiau, atsargiai važiuok visai. Tai vis tiek sieną palėtėm, išdaužėm žibintą, bet čia nieko tokio. Kaip ir su Benu kalbėjom, manom, kad esam pakankamai pasiruošę poriniams važiavimams. Važiuojam vėl kaip ir Suomijoje su Kuba Pšigonskiu. Manau, bus įdomi kova, jis tikrai lauks, norės revanšo, bet nenorėsim jam atiduoti pergalės, nes turim labai daug čia gerbėjų mūsų, jaučiam net tokį papildomą spaudimą gerai pasirodyti, tai tą ir stengsimės padaryti. After fight with Sirba in Finland, now we are against one more time in Riga. For sure we'll fight against, it will be a nice fight from the beginning, and my plan is of course to revenge. Jau prasidėjo top 32, esam spoterių bokštelį, jisai specialiai yra visą laiką masteriuose padarytas kuo arčiau teisėjų, virš mūsų yra teisėjai su komentatoriais, čia kaip matot yra vien spoteriai, įleidžiami tik spoteriai, kartais neteisėjai paklausia, jeigu kas būna neaiškus, iškiškava pro ten galvą. Turime ekraną, kur laivo viską matom ir taip pat beveik tokį patį vaizdą, kokį ir teisėjai mato. Esmė šito bokštelio spoterių, kad jisai kuo arčiau būtų teisėjų, kad ir spoteriai teisėjai matytų tą patį ir galėtų vairuotojams pasakyti, kaip važiuoti. It's Benediktas Čerba against Kuba Pšigonski. Žodžiu, labai baudžia, jeigu ant kerbų lipi, nes keski korpiai žymiai geresnį į čeisą pasidarė, lipo ant kerbų, ten šito link apsisukimo ir užskaitė jo klaidą, nes Kurilas iš paskos apsisuko. Na tai taip, kaip sakė, žinai, jeigu lipsi ant kerbo arba ratelį išmesi, tai ir bus šalia, tai gali būti ant čeisą daug, tai čia iš tos pusės, žinai. Jo, tai tu turi, žodžiu, visur jau geriau pusmetris nuo, negu lipt ant kerbo. Nedirba motoras. Nu tai atsargiai, tik tai svarbu nepastumk jo. Ramiai, chasing, He hasn't had the best season by his standards, so this is another interesting one. Yeah, Čerba certainly hasn't lived up to the hype, over the last few rounds, but we are here for the final top 32 battle. Pšigonski to lead in Benediktas Čerba, and Čerba leaving some ground here, but look at the line here from Jakub Pšigonski, just not what we were looking for there. That looks like an incomplete to me. He's just driven around the first corner. Now he's going to go off the track dramatically. Near 2 wheels off, I think it's just one. And another straight, there's something up with Kuba Pšigonski's car. I think that car
car shut There down. must be problems with the car there. It looked to me when it came through the first corner, the car just didn't spin the wheels. Something went wrong. I'm wondering, was it water got into something or something shut down? Electronic problem maybe, I'm not sure. But that is not the Kuba Myszkowski we know. He doesn't just stop drifting. Ramiai. Nu, į startą. Taip pat supranti, jisai nuliuką turi tau tiesiog lydą suvažiuoti. Nepersistenk ant kelio, ramiai tiesiog. Or he's no choice. Yeah, and that could just be it, Dave. It could be as simple as that. No choice but to give it a go. He's definitely left in the very lead or in the chase position here. He's had a big run. I think he's got an issue here. Yeah, he's got some issue with that car. That it's not. Yeah, the car is it just wasn't in shape for him there. So, you know, again, you got to feel as though Chirba now just needs to get through the circuit. Yeah, this is home and dry almost for Chirba. I think at this stage, you just put the lap together. Home and dry is a stretch, Dave, in these conditions, but you know, Home, yes, dry, no, right? just get it home. Oh, just get up on the curb as Chirba tries to just hold it together here as he heads back to that outer wall. And he's into the wall and it's just messy, but he's still alive. Into the wall and very nearly looks like he's going to go into an over-rotation there, but he gets it up. Nu, bardakėlis. Visiškas. Championship. And this is going to put Benedictus Chirba into the top 16 of the Lithuanian fans here. Absolutely delighted with that one. Baigėsi top 32. Pasisekė, galbūt taip įvardinčiau, nes labai šlapia buvo. Įdomiausia tai, kad paskutinę minutę atvažiavo Čigonskis į startą dėl to, kad turėjo techninių problemų. Kažkaip variklis nedadirba. Šildėsi liktai viskas buvo gerai ir prie starto važiuojant vėl jam nedirbo. Tada startavom ir prieš pasistatymą toks kaip ir šalia važiuoji ir bijai, nes neaišku, liktai pabrubliuoja, liktai ne. Tai gavosi toks biškį atsileidęs, pasistačiau nuo jo, nes nebuvo aišku, kas įvyks su jo tą mašiną. Tai pirmo važiavimui jisai pasitiesino, o antrų važiavimui man reikėjo išgyventi ir suvažiuoti kažkaip ant to šlapios dangos. Tai vat kažkaip ir tai padariau. Tai vat praėjom į top 16, dabar laukia Juha Rytinen ir nežinau, šlapia ar sausa bus. Pagal prognozę turėtų būti sausa. Bet pagal dangų tai labai smarkiai abejoju. Laukiam ir bus matyti, kaip bus. Tai atvažiavom į Hot Pitus, kadangi mes laimėjom top 3-2 kovą ir nuo top 16 čionais yra padaryti Hot Pitai. Hot Pitai tai vat turi susikrauni daiktus visus ir važiuoji prie starto linijos ir jeigu keiti padangas, kūro pilį ir panašiai ar kažkas atsitinka, tai nebegali būti bendroj padake, kitaip tariant, tai tenka važiuoti į Hot Pitus. Turėsi su siena labai atsargiai, ten ją įvažiuoji labai pastumai, žinai, kai sausa,
o paskui žiauriai paleidžia ir visi ten daužo tą sieną, ratus įsidaužo. Supratau. Man ta dilema, blemba, 4 ar 3 ant pasistatymą, niekaip negaliu. Manau, kad 3 per daug, nebus Vilspido ir trauks į vidų. Tai aš rizikuočiau 4 ir ties vidiniu gal 3 grūst. Jo, aš irgi taip galvoju, ties 2, ties vidiniu. Nes jau matau, akivaizdžiai, kad yra greičio, žinai, tai tu traškinsi ribotuvo, nebus Vilspido, trauks į vidų žiauriai. Nes čia pas mus net saulė šviečia, tai turbūt iš vis, kol tu važiuosi, bus tik siena šlapia. Bet ateis turbūt vis tiek lėčiau, ne taip kaip ir Trefkis. Manau, kad taip, lėčiau. Aš bijau, žinai, tas padangas šaut. Nu ten turėsi išgyventi. Pririnksi greičio, pajausi jesas, atvažiuoji gerai, atrodys bus, bet nuo jų biškis lidoka, tai turėsi pastabdyti. Davai, kažkaip, mažulį, kažkaip reiks važiuoti. Bus sunku, bet dirbk. He's getting himself ready, getting himself psyched up. You can just see him punching that steering wheel and just getting himself into the zone. He knows he's got to be good against Chirba. Chirba's so fast around this circuit, but Dave, we've talked about it. There's no use being fast if you can't control the pace through the circuit in these treacherous conditions that we're seeing. The lights are on. Was anyone home? Well, we're about to find out. Is anyone going to get around the track and actually get a clean run? Chirba's in the lead. You are Rintonen in the chase position. Track drying rapidly here in Riga as Chirba throws in very early, very fast. Can he hold it? He just about holds it. No, he doesn't. Chirba goes off the track. Expects there to be far more grip than there is, and Rintonen makes an evasive move to get out of the way. And then Chirba hits that slippy patch in the middle. It's getting drier as we go. But this is another sketchy part for Chirba as he just about gets away. Rintonen just trying to stay out of trouble. Keep his nose clean as they come into this last section. Rintonen is almost overtaken. Chirba's in the wall. Someone's got to finish a run here. The lead two, but it looks to me like Chirba's made the bigger errors. Pradžia tokia gera buvo ir paleido, taip gerai. Tai ten ir Klypinas slidus, ant Klypino paleido. Pažiūrėk, ar vairas tiesinė žiauriai į sieną važiuoja. Jo, vairas tiesiai. Šią minutę trasos danga yra mūsų pati visų drifterių nemėgstamiausia situacija, kadangi sausa, šlapia, ant sausos važiuoji, sukimba mašina, turi didelį sukibimą, šokį ant šlapios dangos ir labai slidu sunku važiuoti. Mano akimis tai pirmo važiavimo turim 0, tai liūdno žinios. Dabar reikia tikėtis jo klaidos, o tau būtų arti jojo visur. Nes klipinė 2 ratai off, tai blogai. Jo, žinau. Aišku, jis nebus greitas, tai neprisidirbk irgi reikalų. Marston is still taping away there at the back of the car, and he's given up on it now. Half the car is just tape. It's amazing to think you put so much time. Preventative maintenance, I like to call it. It's load-bearing tape. That's what we have on the back of that car. So here we go. Juha Rintonen in the lead position. Chirba in the chase. Chirba has to turn it all around here to stay in the fight. He certainly does, Dave. He needs to force an error here from the chase position. He's going very aggressive right from the off here, but Juha Rintonen. Opa! Was there contact there? I don't know. They certainly got Dar nieks neprarasta. Seems a little bit losing ground here. Big angle now. As you can start to see the drivers growing in confidence in the conditions out of the circuit now as it becomes a little bit more drivable, I feel. Where Juha now just getting that line a little bit wrong. You can see a lot of drivers making that error, catching the wall there, just getting a little bit unsettled. Gražiai atidirbai, dabar reikia tikėtis, kad jo Nentrio tas double initiation bus 0. He might have saved himself with that, but let's see which way the judges are going to go. It's for a spot in the top 8. Juha Rintonen gets the win and goes through to the top 8. The championship still very much alive. Baigėsi Rygos etapas. Šį kartą top 16 kovoje kritau prieš Juha Rintonen. Kritau galbūt dėl savo klaidos, turbūt taip įvardinsiu, arba apkaltinsiu oro sąlygas. Iš tikrųjų, su spoteriu daug diskutavom prieš važiavimą, kur sausa, kur šlapia. Kaip ir diskutavom, kad pirmas clipping boxas yra realiai sausas. Ir toliau ties antru reikia pradėti stabdytis, jeigu nori gražiai važiuoti 4, o 5 šiek tiek paleidžia, o galas slidus. Tai vat gavosi taip, kad pirmą clipping box šiaip pasistačiau tikrai gerai, jame buvau, bet toj vietoj panašu, kad niekas dar nebuvo važiavęs ir paleido mane ir išmečiau 2 ratus. Ir gale šiek tiek atsitrenkiau į sieną, bet šiaip mašinai viskas gerai, išsitiesinti irgi neįsitiesinau, o kai čia įsinau, nežinau, jisai padarė 2 pasistatymą.
įvažiavo į no-go zoną ir dar šiek tiek tiesiai. Aš kaip ir stengiausi atsekti ir atsekiau, bet skyrė jam laimėjimą. Tai čia irgi įdomus toks faktas, aišku, tiesiai važiavimas šiek tiek nėra nulis, nėra kritinė klaida, no-go zona kaip ir nulis, dvigubos pasistatymas irgi kaip ne nulis, bet minusas, tai toks vat įdomus. Norėčiau išgirsti vėl teisėjų nuomonę, aišku, bet šį kartą pats gal biškį persistengiau su pirmu clipping boxu, reikėjo būti viduje ir tiesiog išvažiuoti vidurių trasos ir turbūt būtų to užtekę. Bet, nu, bandėm padaryti maksimumą, stengiamės, o gavosi kaip gavosi. Taip, kad kažkur top 16 iškrytom, tai turbūt kokie, nežinau, 14 turbūt būsim. Ir ką, pakuojamės ir lėksim ruoštis Vokietijos etapui. Ir namų darbų ką pasidaryti. Tai va, ačiū, kad palaikėt. Labai daug lietuvių susirinko, labai smagu. Aišku, ne tik lietuviai palaikė, tai labai smagu tas buvo. Ačiū partneriams, be kurių čia nebūtume. Ir baisulinis ačiū komandai, kuri praleido turbūt per 3 metus, 4 metus po mašino laiko daugiausiai negu, aš 3 metus tiek problemų neturėjau, kiek šitose varžybose. Tai labai džiugu, kad stengiasi, padarė viską iki galo ir šiandieną mašiną reikia tobulai. Tai va, yra namų darbų, pasispręsim, grįšim stipresnė kaip ir visada. Stengiamės bent jau.